A čia 13 palata. Čia. Pas mane gal? Ne. Gaila, galvojau, gal iš studentų atstovybės. Tu tai paskambė nužėlėte ją. Saulinėnės man reikia. O tu vardą sakyk, pavardžių mes nežinom. Na vardą, kitaip negalėsim tau padėti. Jėzus Marija, vaikai, kas ana tau jį? Gal simpatija? Motinas. Tai gal mama? Mamos vardą pamiršai? Kostai. Tu Kostas, taip? Kostė. Nu, matai, mes tavo vardą žinom, o tu savo mamos vardą pamiršai? Tavo mama Morta. Tu pats žinau. Ten mamos lova, nueik palauk, ji tuoj ateis. A čia Mortas sūnus? O Jėzau, koks didelis. Ko taip ilgai nesirodai? O tu pasakyk, ji tavęs to paklaus. Ką pasakyk? Na, mama operavo, tu taip ilgai nesirodai. Vadinasi, negalėjau. Parasėdėjai. Sėdėjau, ką tavęs Tu nesiklausiau. čia nesišoko, kam prie bekelnių išeisi. Moteris to mokyti. Tu buvai komandiruoti. Nebuvau, aš jau buvau komandiruoti. Mama žino, kad buvai. Iš kur ištraukė? O tai ištraukė. Rasa ją taip informavo, pas tave buvo nuėjusi, nerado ir pasakė, kad jis išvykęs į komandiruotę. Taip, kad šį kartą malonėk sumeluoti, brangusis. Dirbi? Dirbau. Tai pradėk dirbti. Kad išmetė iš darbo mamai taip pat nežodžio. Teisingai, jei sunkios valandos, malonėk jos neskaudinti. Biškiu nemandagus kažkoks. Tu ten! Jos. Tai žinau, kad jos, o ne tavo padė, kur buvo. Čia jos sakau. Moteris! Paradė, žinai, O dabar atiduok. Ką? Tai ką paėmei? konkrečiai banko kortelę. Kam jai kortelė? Kortelė jo. Ir būtų geriau, kad pati jį tau atiduotų. Jinai tuoj sugrįž. Staigiai atiduodi arba antras numeris. Siūsti. Nu, žaltis. Pakelk čia tavo mamos prakaitą. Staigiai. Miklė. Viešpatie, Kostai, ką tu pavirtai? Tavęs nesiklausiu. Prieik arčiau. Ar girdi profesorės tam šneka? Prieik arčiau. Tau reikia, tu ir prieik. Ne dėl to, kad 3 kartus iš mirties traukiau. Šulė! Užmokina! O tave kiek atleisi kažkas pareigų? Aha, kodėl? Reikėjai. Padarė tai, ką mama seniai turėjo padaryti, bet dabar jau nebegalėsiu. Kostai, tu vis klausinėdavai, ką aš tau paliksiu. Na tai klausyk. Palieku tau Liepų gatvę. Neilga jinai, bet nėra joje nei vieno namo, kuriame mano rankos nebūtų dažiusios arba tinkavusios jo būtų sienų. Kai reikės pagalbos, belsk į bet kurias duris. Jiegi manęs nekeikia, tikrai padės tau. O kai pavargsi, nueik į mūsų parką. Ten yra lakštinga alėja. Tu ją žinai, mes ten kartais su tavim žaisdavom. Kaip gražu ten pavasarį. Kai sprogsta, paskui sužaliuoja beržai, pakvimpa alyvom, storomis žvakėmis pasipuošia kaštonas. O lakštinga lutėlė, bet kokia nuoskauda ištirpsta. Vasarą gluosnių pavėsi iš naujo atgimsti, o ruduo, kai vaivorykštėms suliepsnoja klevai ir beržai. Eini gatvę, o kelią tau po kojomis kloja raudoni, geltoni, žali lapai. Eini ir nei pats nepajunti, kaip atsilaši. Jautiesi tokia didi, tokia galinga, o kokia graži ten žiema Kostai. Kai pasninks, būtinai pereik alėją. Kai pereisi, atsisuk, pamatysi savo pėdas. Tik steikis pereiti pirmas, nes antras to jau nepajus. Bet ką čia pasakosi? Reikia pačiam patirti. Kai pavargsi, būtinai ten nueik. Atsives savo žmoną, vaikus. Ta alėja mūsų Kostai.
Ten ir susitikinėsim. Ten ir pasikalbėsim. Širšė galų gale nori, jau 3 dienos prie mano vartydai mano sargybinis savo patsakau. Mesire, man reikia arklio ir vyriškų rūbų, kad aš galėčiau joti šinoną pas monsinjorą Totviną. O keliu į vieną vietą tau nereikia. Na, galima dar ir vieną kitą antausį, mesire, prie to mane tėvas jau pripratino. Tai jeigu paskui tausiu arklį. Taigi žinai, kas aš toks ir ko noriu. Argi kaimo nargas tau nepasakau. Kai ateina kuri nors ko nors prašyti, dažniausiai dovanoti gyvybę pralaužė ir senam tėvužiui sučiuptam bevedžiojant kišti mano žemėse. Tai aš visą naktį, jeigu merga graži, nuėmu kariavam kilpą nuo kaklo. Aš jų gerų širdies. Bet jeigu negraži, brakonierių pakariu kitiems įbauginti. Bet visą metą ateina gražus. Visą metą pasitaiko viena kita gražuolė. Taip aš pailsėjau kaip gera širdis. Taigi sausio niks neklauso. Ar tu aiški mano kainą? Nesuprantu, mesire, ką jūs norit man pasakyti. Mane čia atsiuntė šventasis Mykolas. Nepainiok akiplėšą dangaus šventuolių šitas istorijas apie šventą Mykolą. Galėtų aukšti mano sargybiniams, kad patartum pas mane. O dabar tai jau čia. Aš nesakau, kad dar kitų negaus. Senas kuinas, už šį negirdą gražią mergą. Visai nebūdį mainai. Tu juk dar nekalta. Taip, mesire. Oi, argi gausi tavo gražios akys. Pasakykit, kiek galima, mesire. Kokia daugia nuomonė. Nu, sakyk. Aš tai mėgstu, kai malonumas man brangiai kainuoja. Tada gali įsivaizduoti, kad iš tiesų labai gydžiau. Supranti, ką noriu pasakyti? Ne, mesire. Jo, geriau. Nemėgsiu pradaujančių moterų lovui. Ko tu dar nori verkti? Gauti kareivių palidą iki šinono, mesire. Paklausyk tu manęs. Čia šeimininkas aš. O tu baigi išvesti mane iš kantrybės. Štai, liepsiu nuplakti. Ir išvarysiu namo be nieko, tik su gero mėlynimu pasturgalio. Kogi tu tikiesi, ką? Gauti kariuomenę, bet aš nesu vakarą rano, mesire. Čia jeigu tu pamišėlė, tada kitas dalykas. Nenori painėtis neaiškės istorijas. Budusiai aplėkite vandenį, kiškite kalėjimą, vakare paleiskite pas tėvus, nenori turėti nemalonumų į pamišėlę. Mesire, aš mielai pasėdėsiu kalėjime. O vos rytoj mane vakare išleis, aš vėl grįšiu pas jūs. Na, išklausykit mane. Palauk, tu manęs nebijai? Nebijau, mesire, niekiek nebijau. Kodėl tu manęs nebijai? Nes jūs labai geras. Geras, žiūrint, kam aš sakiau tu savo kaime. Bet to, mesire, jūs labai protingas. Nu, tu išties keista mergina. Kodėl tu manai, kad aš labai protingas? O kaip kitaip, jūs toks gražus, mesire. Nu, nesiginčysiu. Prieš 20 metų aš patikdavau mergoms. Pasistengiau pernelyg per tą laiką nepasenti, štai ir viskas. Bet vis tiek labai keista apie tokius svarbius dalykus kalbėti su kažkokia nekinga bemeniukštė, kuri vieną gražią dieną išdygo prieš tave kaip iš po žemės. Bet to, dažniausiai sakoma priešingai, kad gražūs žmonės visuomet kvaili. Bet taip kalba kubriai arba ilganosį, mesire. Nejaugi jie mano, kad Dievas panorėjęs nesukurs nieko tobulo? Ne, prieštarau. Tau pasakysiu tai, tik todėl, kad tu čia esi niekas. Bet už savo pavaldinius aš kur kas protingesnis. Nu, ne veltui aš viršininkas. Ir vis dėlto kartais iškyla problemų, kuriuo aš neįkandu. Aš norėčiau užsimoti plačiau. Padaryti ką nors visos valstybės mastu. Ne tik baus už netiduotą duoklę ir pakarti mus trisdami dezertyvų. Ką nors ypatingo, kad pastebėtų vyriausybė. Ai, nesuprantu, ko šitą paskaitį man nieko nepadėsiu, dar ir pusvatis. O tu klausyk, Robertai. Kodėl tu mane kreipės vardu? Nes toks tavo vardas. Pavardė priklauso ne tik tau, ir tavo tėvo, ir tavo pusbrolio. Na klausyk, mielas Robertai, tik neskubėk rėkauti, tai berčias darbas. Tas tavo svarbusis sprendimas, kuris tave išgarsins, esu aš. Na, kaip drauguži, Robertai, visų
neiti būti neraliuotas. Ir malonumo turėsi daugiau. Ir negailo šitą. Ne taip labai aš tau patinku, ką? Na, drauguži, Robertai, jeigu tu nori, kad aš tau padėčiau padėti ir tu man, visada, kai sakau tiesą, sakyk taip. Jeigu ne, mes niekaip nesusitarsim. Taigi, kad ne. Tai kaip tai ne? Nu, tai yra noriu pasakyti taip, nelabai aš šitą versiją keičiu. Bet tu daili mergina. Na gerai, nesistengšitai. O dabar, kai visą tai išsiaiškinom, įsivaizduok, kad man davė vyriškus rūbus ir mes abu kaip du šaunūs vyrukai tariamės. Nu, pasakok. Taigi, drauguži Robertai, žingsnį, kurį turi žengti, kad atkreiptum save vyresnybės dėmesį, turi žengti to jau pat. Supranti, brolau, karas ne futbolo varžybos, ne turnyras, neužtenka žaisti iš visų jėgų laikantis garbės įstatymo. Reikia laimėti, reikia gudrauti, reikia, kad čia veiktų. Tu protingas, Robertai, žinai tą geriau už mane. O, aš visą metą ir sakau. O vieną gražią dieną tau galvojančiam žmogui gims mintis. Geniali mintis, galinti viską išgelbėti. Tu turėk kantrybės tavo išmaningoje galvoje, kur viskas taip greitai sukasi, jie jau beveik yra. O iš visų veikiausiai taip, kad iš paviršiaus tarsi nieko nežinau. O tu pats, Robertai, viską jau supranti. Taip, manai. Aš tau sakau, o netrukus tą patį sakys ir kiti. Netrukus visi taip manys. Tu galvoji, jeigu jį įtikino mane, kodėlgi negalėtų įtikinti Dauphino, Dunois ir arkivyskupo? O kodėl jie negalėtų įtikinti mūsų kareivių, kad Anglų gerai pasvėrus ir turėtų iš to paties molio? Na, kogi, galų gali reikia mūsų vaikinams sukas mintis dabar tavo galvoje. Vėliavos jums reikia, Robertai. Vėliavos ir žmogaus, kuris jas vestų. Čia tu pasidarai stebuklatorius. Taip, manai. Aš tau sakau, tu galvoji. Paimsiu 60 žaliukų vyrų palydai, duosiu arklį ir išsiųsime vaiką su paštu. Žinau, ne kaip aš čia pažįstu, jį tikrai susitvarkys. Tu stačiai